Mielos mano sekėjos, mėly kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama. Dėkuoju Jums už Jūsų patiktukus, už tai, kad spaudžiate prenumeruoti. Tai Jums visiškai nieko nekainuoja, o man tai leidžia suprasti, kad šis kanalas yra Jums reikalingas, kad laukite mano video, mano dėlionių ir skaitimų ir kad jie atsiliepia Jums. O šiandien mes pasižiūrėsime, kągi vis dėlto atneš mums vasaris, vasario mėnuo, ne už kalnų. Pats trumpiausias mėnuo, pats šalčiausias būna mėnuo, bet kągi įvykių prasme, energijos prasme, tendencijų prasme galime laukti iš šio mėnesio. Primenu, kad tai yra bendra dėlionė, bendras skaitimas. Jeigu norite sužinoti, kasgi laukia jūsų vasario mėnesį, būtent jums, kviečiu į asmeninę konsultaciją. Taigi vasario mėnesio bendra tendencija, taip pat kasgi laukia asmeninėme gyvenime, kas laukia darbuose, kas laukia finansuose, taip, įdomu, kasgi bus artimoje aplinkoje. Aha, kortos nesimato, bet tikrai parodysiu. Ir taip, kurgi pasiseks, sužinosime, kur reikėtų galbūt būti atsargesniai. Ir kas laukia vasario mėnesį pirmąją jo pusę, iki maždaug vasario 15-14, netgi čia. Ir jau čia vasario pabaiga. Gerai. Taigi, vasario tendencijos iškrito vaiko korta ir tai yra kažkam apie naujoves, naujus projektus, naujas idėjas, naujus startus, naujas veiklas, hobiai, interesai, aplamai kažkokios tai žinios, naujienos, o kai kam visas fokusas, visas dėmesys bus į vaikučius ir vaikų tema bus labai aktuali būtent vasario mėnesį. Gerai, kasgi asmeninėme gyvenime? Viskas labai atrodo pozityviai. Iškrito tokios kortos, kurios rodo ir apie romantiką, ir apie tokio savo lizdo kūrimą, šeimos kūrimą ir planavimą, apie žmogų, kuris yra jums lojalus, draugiškas, kuris visada ateis tada, kada jums reikia. Ir jeigu tokį žmogų jau turite, tai ir tiesiog kortos patvirtina, kad būkite tikra, tai yra būtent tas žmogus, kuris jums reikalingas. Jeigu tai yra jūsų partneris, sutuoktinis, jūsų antroji pusė, tai liktais ir tas patvirtinimas, kad šį mėnesį kartu kursite tokią romantinę aplinką, svajosite kartu, galbūt kartu žiūrinėsite į butus arba namus, arba svajosite, kurgi galbūt išvažiuoti kartu, į kažkokią kelionę leistis. Jeigu jūs neturite antrosios pusės, tikrai šios kortos žada apie tai, kad gali jums staiga parašyti kažkas, galbūt tas žmogus nebus šalia, galbūt jis kažkur tai šiuo metu yra užsienė, bet nepaisant to, tas ryšys bus labai stiprus ir galimai šitą žmogų jūs jau pažįstate. Galbūt tik tais nebendravote tam tikrą laiką. Tai gali būti buvęs klasiokas, buvęs, vaikinas, kuris prisimins apie jūs ir tie prisiminimai bus labai šilti, mieli ir apie save
duos žinoti. Kasgi darbuose bus? Na, bus kažkokie tai staigus įvykiai, netikėti įvykiai, galbūt kur staiga reikia priimti kažkokį tai sprendimą, svarbų sprendimą. Bet žinokite, tas sprendimas, tą sprendimą, kurį jūs na, padarysite, tą kelią, kurį pasirinksite, jis bus jums labai labai naudingas ir gera. Kažkam tai gali būti netikėta kelionė, pavyzdžiui, netikėta komandiruotė, arba netikėtai reikia kažkur važiuoti, kur neplanavote, pavyzdžiui, dabar nežiūrėdama, net neplanuoti, bet tai bus staiga. Bet žinokite, kad šitos kelionės, komandiruotės, vėlgi rezultatas bus labai labai geras ir jums jis tiks ir patiks ir tikrai atneš jums naudų. Arba jūs būsite, pavyzdžiui, po šitos kelionės arba po šito sprendimo tokia pripažinta, arba gausite kažkokį tai, nežinau, pagyrimą ar komplimentą, ar jūsų veikla bus pastebėta ir už tai gausite kažkokį tai papildomą išmoką. Na, žodžiu, ganėtinai pozityviai viskas darbuose, nepaisant to, kad, kaip minėjau, gali būti kažkokių tai netikėtumų, staigių posūkių, aštrių kažkokių tai situacijų, kur reikės atsisėsti ir spręsti, bet jūs puikiai susitvarkysite. Finansuose, žinokite, lygtais baigėsi tas sunkusis laikotarpis ir ateina tokia kaip atgaiva, pagaliau ateina, nusišypso ta sėkmė. Taip, tai nebus milijonai, tai nebus kažkokios tai labai didelės sumos, bet tai bus labai vis tiek malonu ir gera ir nors įsakyti, kad tai bus labai greita tokia, greitas toks, greitos įplaukos, galbūt taip galima pasakyti, ir tai bus jums svarbu. Tai lygtais pagaliau galima bus truputėlį atsikvėpti nuo visų tų kalėdinių išlaidų ir šviesa tunelio gale finansų prasme tikrai pasimatys. Gerai, truputėlį nesimato, bet parodau jums iš arčiau artima aplinka. Artimoje aplinkoje gali būti taip, kad gali įvykti ir pokalbį, gali būti tam tikri konfliktai. Tie konfliktai vėlgi gali būti susijęti arba su kažkokia tai moterimi, kolega jūsų, arba tai gali būti mama arba sesė, kur, sakykime, tas konfliktas gali būti susijęs, arba nebūtinai konfliktas, tiesiog toks išsamus pokalbis gali būti susijęs su tolimesniais veiksmais, galbūt kelionėmis, netgi transporto priemonė, galbūt spręsite, ką veikti toliau, kaip judėti toliau, bandysite planuotis kažkokius tai ateities planus ir čia, aišku, kortos kalba, kad gali nesutapti jūsų norai arba poreikiai, vienas norės, taip sakant, važiuoti į dešinę, kitas į kairę, čia plačiaja prasme važiuoti. Ir čia reikės, aišku, atsisėsti, išsiaiškinti ir galimai kažkam tai keistis, kažkam tai prisitaikyti prie jau susiklosčiusios situacijos. Taip gali būti. Kurgi pasiseks šį mėnesį, žinokit, pasiseks ir susitarimuose kažkokiuose tai viešuosiuose. Jeigu susitarėt ar su savo draugėmis, ar su savo artimaisiais, galbūt eisite į kažkokį tai, žinot, balių, mergvakarį, gimtadienis, toks tai, kas suplanuota gal įmonės, tai tame išėjimas toks, susitarimai visi bus, priimti kažkam tai reiškia ir pasiseks ir gauti darbą, oficialų darbą, pasirašyti oficialų kontraktą, kažkam tai oficialūs tokie klientai ateina ir jūs turite, jeigu jūs vykdote, pavyzdžiui, savo kažkokią tai veiklą, kuri reikalauja turėti tų klientų, tai čia yra sėkmė. Kur galbūt reikėtų būti atsargiems, čia iš tikrųjų toks, kaip žinot, Valentino diena nusimato ir gali būti, tokio truputėlį noro arba tokio visuomenės
pušinimo visuomenės, tokio pastiprintų tokių emocijų noro ir tas vat, emocionalumas gali persiduoti ir tas emocionalumas gali būti susietas, pavyzdžiui, arba su praeitimi, arba, na, pavyzdžiui, ne, kažkaip vieną vakarą ateisit ir kažkaip liūdnai taip prisiminsite, ne, kaip buvo, pavyzdžiui, praeitie arba kažkokie tai praeities santykiai, arba tiesiog toks emocionalus gali būti laikotarpis, kai man neaišku, kas toliau, aš nelabai suprantu, ką aš jaučiu, ko aš noriu, ne, tai vat, toks vat, na, gali būti liūdesiukas, bet noriu paraginti nenusiminti, nes vis dėlto ši korta debesis tai yra neilga korta ir tas liūdesys galimas, ane, arba kažkokios tai liūdnesnės emocijos, jos tikrai praeis, tai yra, na, tiesiog to momento, to karto, ane, gali būti toks vat, liūdesiukas arba, sakykime, na, kažkam nepasisekęs pasimatymas arba, na, Valentinas tas pats, ane, ne toks, kokį, pavyzdžiui, jūs savo galvoje sugalvojate, o jūsų vaikinas, antroji pusė, na, ne visai išpildė jūsų tuos vat lūkesčius. Tai čia, bet čia, taip sakant, kaip ir paminėjau, tai yra ateinantis ir praeinantis dalykai. Tikrai neužsiliks ilgam šitas liūdesys. Kągi, įvykių prasme, na va, kas čia? Pirmoje mėnesio pusėje negali būti kažkam susijusi su finansiniam institucijom, pavyzdžiui, bankais ir paskolomis, kažkokiom išlaidom, galbūt kreipsitės dėl leasingo, galbūt kažkas perka, nežinau, mašiną ar dar kažką ir tai bus aktualu, ne, leasingas, išlaidos ir tie oficialūs kažkokie tai, na, sutartys, kažkam tai gali būti, galbūt teks, na, pavaikščioti po, sakykime, poliklinikas, pasitikrinti, galbūt ten truputėlį kažkokie tai tyrimai gali, na, kelti jums tokių neramumų, patampys, kaip sakau, nervus. Taip gali būti. Na, arba darbuose toks, na va, ir iškrito korta darbai, ne, darbuose gali būti, kad teks, na, dirbti komandoje, ne vienai, kad teks kreiptis pagalbos ir į kitus. O jeigu mes kalbam apie vasario jau pabaigį, paskutinės 2 savaitės, tai čia laukia daug komunikacijos, gali ateiti kažkokie tai dokumentai jums ir atrodo, kad vasario pabaiga, na, visiškai jūsų rankose, ne, priklauso nuo jūsų iniciatyvų, nuo jūsų norų komunikuoti, na, ir tikriausiai teks komunikuoti su savo partneriu arba su kažkokiu tai vyriškiu, tokių, sakykime, vyriškų asmenių svarbių jūsų gyvenime. Tai gali būti jūsų antrojo pusė, jūsų sutuoktinis arba tas pats viršininkas, brolis, tėvas, čia labai labai individualu. Ir tai jau, kaip minėjau, jau vasario antroji pusė. Toks vasario mėnuo, sakyčiau, visai neblogas, įvairių situacijų yra, bet svarbu, kad iš jų jūs, na, su jais puikiai susitvarkysite ir išsinešti labai daug pamokų savo ir galimybių augti. Aš dėkoju, kad buvote su manimi iki pat galo. Dar prašau kartelį nepamiršti prenumeruoti šio kanalo, paspausti like ir susitiksime būtinai kitose video.